Aš tau galiu, tai yra 61 tūkstantis Vilniaus geniukų. Vilniaus geniukų, kurie geria geniuko alų, geria vyną ir, kaip sakas, brūžinasi. Tai paprastas dalykas, žiūrėk. Išrinko Benkunską, kuris Vilniaus sezoną praeitą visą kūreno rusišką mazutą. Nu tai koks tu turi būti analfabetas iš 61 tūkstančių, kad balsuotų žmogų, kuris būtent tau kenkia tavo valstybei. Dabar antras yra dalykas. Šį ateinantį sezoną Vilnius vėl kūrens rusiškas dujas Gazpromo ir vėl kūrens mazutą. Nu tai tu man pasakyk, kiek turi būti, durnas, negaliu sakyti, kaip tas Maldeikis sakė, bet tikrai, aš pradedu sutikti su to pačiu Maldeikiuku pasakymu, kad, jeigu 61 tūkstantis Vilniui prabalsavo už Benkunską ir už konservatorius, tai jie yra, žemiau dugno, ne, bet negali sakyti taip, nes, įžeidži žmogų, nes jis tikrai nėra toks žmogus, jisai mąstantis, jis yra uždirbantis pajamas, jisai gali Vilniaus gatvėje nueiti krabą suvalgyti, jis gali nueiti alaus atsigerti, jis gali nueiti kino teatrą, bet jis balsuoja už konservatorių, kur Vilnius toliau kūrens mazutų, toliau kūrens dujomis ir negana to, pasižiūrėk finansų ministerijos pateiktos skaičiavimo metodikui, nemažis dalis tų pačių geniukų Vilniaus rajone turi namus. Tai tie patys geniukai atvažiuoja į Vilniaus į darbą, balsuoja už konservatorius, o Vilniaus rajone nekilnojamo turto mokestis bus didesnis negu Vilniaus mieste.